Noriu pradėti šį pamokslą tokiu klausimu. Delikačiu, ar jums patinka melodramos? Ar jums patinka jas žiūrėti? Mėgstat muilo operas? Kažkas pasakys, man nepatinka jas žiūrėti, man patinka jose dalyvauti. Žinot, kaip atsirado tas terminas muilo opera, soap opera, dar angliškai vadinama. Iš tiesų jie atsirado prieš 100 metų, 20 amžiaus pradžioje Amerikoje, kai pirmiausia radijoje, o tada televizijoje, melodramose, kurios buvo skirtos namų šeimininkėms, jas iš tiesų rėmė muilo, miltelių ir kitos buitinės tokios prekių gamintojai. Ir aš tų pavadinimų nevardinsiu, pasakyčiau, jūs juos žinotumėte. Tai va šitie gamintojai, jie apeliavo į tas šeimininkės namų, kurios dienos metu žiūrėdavo į tarpus tarp visų namos ruošos darbų šitas muilo operas, šitas melodramas. Ir taip palaipsniui, dėl to būtent, kad buvo remiama švaros prekių gamintojų, šie filmai įgavo tokį pavadinimą muilo operos. Taigi kaip ir nieko baisaus nėra toj muilo operoj. Bet žinot, nors muilo opera atsirado prieš 100 metų, tačiau melodramos žmonių gyvenime atsirado kartu su žmonijos atsiradimo, su pačia pradžia. Ir galbūt todėl žmonėm ir patinka, kažkas sakė, labai patinka žiūrėti melodramas. Galbūt jas todėl ir patinka labai žiūrėti, kad jose mes matome ir savo gyvenimo epizodus. Matome atspindžius savęs, savo elgesio, charakterio, savo būdo. Ir šiandien mes pažvelgsim dar į vieno patriarcho šeimą. Kaip jūs žinote, gegužės mėnuo yra šeimos mėnuo ir šis mėnuo toks išskirtinis šie sekmadieniai, kad mes nusprendėme kiekvieną sekmadienį pažvelgti visi kito patriarcho, Dievo tautos, Dievo žmogaus šeimą ir mes žvelgiam į Abraomo šeimą, mes šiek tiek susilietėm su Izaoko šeima ir šiandieną pažvelgsim į Jokūbo šeimą, Izaoko sūnaus Jokūbo šeimą. Ir iš tiesų jo šeimos istorija tikrai verta geros melodramos, vardo. Ir netgi, aš sakyčiau, tas pats žodis lietuvių kalba, melodrama arba melas, apgaulė ir drama tikrai labai gerai atitiktų tą esmę, tai kas vyko toje šeimoje, ką jai teko patirti, per ką ėjo Jokūbas savo gyvenime. Jis tikrai savo gyvenime ėjo per melodramą. Ir praėjusį sekmadienį mes baigėme toj vietoj, kaip Jokūbas, kaip Ezavas, būdamas 40 metų, jis veda 2 kananietės, tuo apkartina savo mamos Rebekos gyvenimą. Ir Rebeka skundžiasi tuo savo vyrui Izaokui. Ir Izaokas pasikviečia Jokūbą, kuris dėl to, kad apgavo savo brolį, pasiruošęs bėgti, slėptis nuo savo brolio, nes brolis grasina jį nužudyti. Ir Izaokas pasikviečia jį ir sako jam, jis palaimina jį ir jam netgi įsako, neimk žmonos iš kananiečių giminės, keliaukime Mesopotamijai į tavo motinos tėvo Betuelio namus ir iš tavo motinos brolio Labano dukterų pasirink žmoną. O visagalis Dievas te laimina tave ir te padaro tave vaisingą
ir te padaugina tave, kad iš tavęs kiltų daugybė tautų. Jis te suteikia tau ir tavo palikuonėms Abraomo palaiminimą. Taigi Jokūbas paklauso savo tėvo, Jokūbo istorija rutuliojasi tam tokiam, nemažai apima pradžios knygos nuo 27, jau galim sakyti, iki 37 arba iki net pačios pradžios knygos pabaigos mes galim apčiuopti tam tikrus epizodus iš jo gyvenimo, bet kokią 10-12 skyrių ir mes tik tai galbūt žvilgtersim taip iš atstumo, tik vienur kitur pažvelgsim įdėmiau. Tačiau Jokūbas, paragintas tėvo, paleptas tėvo, būdamas apie 40 metų, jis iškeliauja ieškoti savo žmonos. Tai žmonos nevėlu ieškoti ir kai tau 40 metų. Nereikia jau savęs nurašyti ar sakyti, kad jau viskas pabaiga, gyvenimas baigėsi. Nes ir Ezavas, ir Jokūbas, ir Izaokas, ir Mozė visi pakankamai vėlai tuokėsi. Galbūt nujautė, kas jų laukia. Ir kas dar mums svarbu pasakyti, kad Jokūbas iškeliavęs, paklusęs tėvui, jis išgyvena ir pirmąjį Dievo aplankymą. 28 skyriui mes atrandame, kad Jokūbas regi regėjimą ir kopėčių viršų, jis mato kopėčias, angelai vaikšto tomis kopėčiomis ir stovi viešpats ir taria jam. Jis išgyvena viešpaties pašaukimą, viešpaties išrinkimą ir Dievas jam sako sapne, sako, aš esu viešpats tavo tėvo Abraomo ir Izaoko Dievas. Ta žemė, ant kurios guli, atiduosiu tau ir tavo palikuonėms. Aš tave padauginsiu, kaip žemės dulkes praplėsiu į visas šalis ir sako, aš būsiu su tavimi ir tave saugosiu ir lydėsiu visur ir vėl tave parvesiu į šitą žemę. Nepaliksiu tavęs, kol įvykdysiu tai, ką esu pažadėjęs. Taigi Jokūbas tokį išgirsta Dievo kvietimą iš tiesų. Dievas išsirenka jį iš savo malonės. Iniciatyva kyla iš viešpatės ir viešpats sako, žiūrėk, aš šaukiu tave, tu esi išrinktasis, aš būsiu su tavim, aš nepaliksiu tavęs, aš padauginsiu tave. Atrodytų, kas gali būti nuostabiau, kaip sulaukti tokio pažado. Ir mes matome, ši istorija rutuliojasi, Jokūbas atvyksta į savo mamos brolio Labano namus, jis suranda būtent tą šeimą, tos giminės, pas kurios buvo siųstas ir jis ten apsigyvena, jį labai džiugiai sutinka ir po mėnesio pats Labanas, jau suprasdamas, kad Jokūbas kažko tikisi, sako, kuo man tau atsilyginti, nenoriu, kad tu bergždžiai man tarnautum, kokie tavo tikslai, jis sako, aš norėčiau vesti tavo jaunesnę dukrą Rachelę. Ir pasisiūlo už ją patarnauti 7 metus. Jis neatsineša jokio turto, tais laikais buvo įprasta tam tikra išpirka, jis neturi, jis ateina, kaip vėliau sakys, tik su lazda, plikas ir basas ir pasisiūlo atidirbti už dukrą. Ši dukra Rachelė jam krenta į akis dar pirmo susitikimo metu, jis tiesiog ją be galo įsimylė ir staiga per tą mėnesį supranta, kad norėtų ją vesti. Ir turbūt čia yra ta tokia, kiekviena šeima turi tikrai kažką gražaus, ne tokia tą dalį, kaip ir girdėjom praeitą sekmadienį, kai Darius dalinosi, tą kažką tokio gražaus ir kažką tokio tamsaus, šviesaus ir tamsaus. Ir pradžia yra be galo graži, be galo šviesi ir šis epizodas, kurį mes perskaitome pradžios knygos 29 skyriui 20 eilutėj, jis vertas tokio stabtelėjimo, tokia taip gražiai yra
parodyta Jokūbo meilė. Pasakyta, Jokūbas tarnavo už Rachelę 7 metus. Kadangi jis mylėjo ją, jam tas laikas atrodė kaip kelios dienos. Kaip gražu, ne? Jokūbas tarnavo 7 metus. Kadangi jis mylėjo ją, jam tas laikas atrodė kaip kelios dienos. Kai myli, nesunku tarnauti. Jeigu tu myli savo sutuoktinį, šeimą, tau nesunku tarnauti artimam žmogui, kurį tu myli. Jeigu myli bažnyčią, nesunku nešti bažnyčios naštas, prisidėti, atnešti savo petį, atnešti savo indėlį į bažnyčios gyvenimą. Meilė sutrumpina laiką, meilė palengvina naštas, meilė suteikia jėgų. Todėl giesmių giesmėje mes skaitome, meilė yra stipri kaip mirtis, jos karštis yra ugnies karštis, stipriausia liepsna, daugybė vandenų neužgesins meilės ir srovės nepaskandins jos. Apaštalas Paulius laiške Korintiečiams sako, meilė visa pakenčia, visa tiki, viskuo viliasi, visa ištveria. Ir kai mes skaitome apie tokį meilės apibūdinimą, mes sakome, Dieve, duok man tokios meilės, duokite man tokios meilės. Kasgi gali mylėti nepailsdamas, kasgi gali tarnauti nepasilpdamas. Mes juk esame riboti, mūsų rezervuarai išsenka. Ir jeigu mes esame krikščionis, mes galim tvirtai pasakyti, kad Dievas kviečia mus prie šaltinio. Jis žino, kad mūsų rezervuarai yra riboti, kartais net skylėti. Bet jis kviečia prie šaltinio ir tas šaltinis yra viešpats. Mes nežinome, kas buvo Jokūbo tas motivatorius tiem 7 metam, kad mes skaitom apie tokią gražią jo meilės pradžią. Bet mes žinome, kad mums krikščioniams Dievo meilė gali ir turėtų būti ta jėga, kuri įkvepia mus žygdarbėms, įkvepia mus meilės darbams, įkvepia mus tai tarnystei, kuri mums netrodo per sunki ir per ilga. Todėl Kristus ir sakė, mylėkite vieni kitus, kaip aš jūs pamilau, kaip aš atidaviau už jūs save. Apaštalas Paulius sako, jūs vyrai mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save. Taigi, kai myli, nesunku tarnauti. Dar mes matome, kai myli, nesunku laukti. Jokūbui buvo virš 40 metų ir jis sutiko dar 7 metus tarnauti ir laukti to pirmos nakties, to santykio su savo žmona. Ir jis ne tik sutiko laukti, bet jis ir laukė. Jis tikrai, mes suprantam iš tolimesnių, to rutuliojamos visų istorijų, jis tikrai nebuvo bendravęs su Rachelė kaip vyras ir žmona, neturėjo intimumo su ją, nepažino visus tos 7 metus, nors tikėjosi ir laukė, kad ji taps jo žmona. Meilė moka laukti. Meilė nėra geismas, kuris griebia čia ir dabar. Apaštalas Paulius sako, arba susilaikyk, arba tuokis. Apie 90-osius metus JAV tarp bažnyčią lankančių paauglių ir jaunimo vyko kampanija pavadinimu Tikra meilė laukia. Ir tai ragino jos prisimti tokį pasižadėjimą. Tikėdamas, kad tikra meilė laukia, aš įsipareigoju Dievui, savo šeimai, tiems, su kuriais susitikinėju, savo būsimam draugui ir būsimiems vaikams būti
seksualiai tyru iki tos dienos, kai žengsiu į vedybinius sandoros santykius. Tikra meilė laukia. Mes nežinome, kaip rutuliojasi ta kampanija, kiek išsiplėtė ir tai pavyko, bet mes matome Jokūbą, kuris buvo pasiruošęs laukti Rachelės, iš meilės jai, iš didelės meilės, kurią ją mylėjo. Kaip gražu, kai mes laukiame, kai mes draugaujame galbūt, bet mes laukiame, mes galbūt svajojame apie savo santykius, esam jauni, galbūt žinome, su kuo mes norėtume susijęti savo gyvenimą, bet mes laukiame. Meilė pajėgi laukti, geismas nori čia ir dabar. Ir šiandien tarp jaunimo labai nemadinga laukti yra, jeigu mes pasižiūrėsim, kas vyksta už bažnyčios ribų mūsų visuomenėje, mes pamatysime, kaip niekas nelaukia, kaip jaunystė yra taškoma ir eikvojama į visas puses, kaip yra griaunamas šeimyninis gyvenimas dar nepradėjus jo gyventi. Bet tikra meilė laukia. Ir žinot, laukti, čia laukimas labai svarbus išmėginimas mūsų santykiams. Nes jeigu mergina susidraugauja su vaikinu, kuris nemoka laukti, ar jis mokės laukti, kai ateis sunkios situacijos į gyvenimą? Ar jis mokės iš vis pakelti išmėginimus, audras, ligas, nepriteklių, skausmą, daugybę įvairiausių situacijų, kai tu turėsi kažko laukti? Jeigu tu esi jaunas ir nesimokai laukti, ar mokėsi laukti, kai subręsi? Todėl mes matome tokią labai gražią Jokūbo meilės istorijos pradžią. Ir, žinot, turbūt dauguma meilės istorijos prasideda labai gražiai. Tačiau ne visada tolimesnis gyvenimas būna toks gražus, kaip mes tikėjomės, kaip mes puoselėjom savo lūkesčius ir mes pamatome, kad Jokūbo gyvenimas taip pat pakrypo visiškai netikėtą linkme, ko jis tikrai nelaukė. Mes skaitome jo istorijoje, kad po 7 metų, kai jis atitarnavo tos 7 metus, jis paprašė Labano, Rachelės tėvo, jo dukros rankos. Ir tas iškelia vestuvės trunka ilgai ir įvyksta toks dalykas, toks juokelis. Tėvas nusprendžia, kad negerai išleisti į marčias jaunesnę, kai namuose dar yra vyresnė. Ir žinot, vestuvių naktį, kai Jokūbas jau gerai pasilinksminęs turbūt, jam pirmai nakčiai atveda į jo miegamąjį ne Rachelę, bet vyresnėje dukrą Lėją. Ir va čia prasideda, brangieji, veiksmas. Čia prasideda melodrama. Čia galėtų koks Melas Gibsonas imtis šito siužeto ir išrutulioti viską, kas toliau vyksta su visais, žinot, epizodais. Taigi Jokūbas atsikėlęs ryte, jis pamato, kad šalia jo lovoje guli ne Rachelė, bet Lėja.
Ir be abejo, jis labai pasipiktina tuo. Jis jau nieko nebegali pakeisti, turbūt pagal to laikmečio papročius. Jis permiegojo su Lėja, jis turi imti ją į žmonas, bet jis visą laiką mylėjo Rachelę, jis nori Rachelės, jis eina pas Labaną, skundžiasi, sako, kodėl tu man tai padarei, duok man ir Rachelę, aš noriu ir Rachelės. Ir Labanas sako, gerai, už savaitės, tegul baigėsi šventė, kaip sakyt, pirmos vestuvės iki galo, tada aš išleisiu už tavęs Rachelę, bet tu už tai turėsi atitarnauti dar 7 metus. Taigi jis po savaitės atšoka dar vienas vestuves, gauna į žmonas Rachelę ir lieka tarnauti dar 7 metus. Tačiau problema tame, kad Jokūbas myli Rachelę labiau nei Lėją. Apie tai mums sako autorius ir tarp seserų prasideda konkurencija, tarp seserų prasideda kova. Ir mes matome, kad Dievas atsistoja į mažiau mylimos Lėjos pusę ir padaro ją vaisingą, o Rachelę nevaisingą. Taigi prasideda moterų kova dėl Jokūbo meilės. Ir kaip moteris pradeda kovoti dėl Jokūbo meilės? Jos galvoja, kad jos laimės vyrą, jeigu jam pagimdys daugiau vaikų. Taigi Lėja pradeda gimdyti Jokūbui vaikus ir štai ką jinai kalba, kai jinai gimdo tos vaikus. Pagimdo pirmąjį Rubeną, sako, viešpats atsižvelgė į mano sielvartą, dabar mane mylės mano vyras. Pagimdo antrą Simeoną, sako, kadangi viešpats išgirdo, kad manęs nemyli, jis davė man dar ir šitą. Žodžiu, jinai tam tokioj graužaty manęs nemyli. Pagimdo trečią sūnų ir sako, dabar Levis, sako, dabar mano vyras prisiriš prie manęs, nes aš jam pagimdžiau 3 sūnus. Galiausiai pagimdo 4. Dabar šlovinsiu viešpatį. 4-0. Žodžiu, 4-0, aš pirmauju. Rachelė nebeištveria. Prasideda antrasis melodramos sezonas. Jinai mato, kad yra nevaisinga, pavydi savo seserim, mes skaitom pradžios 31, savo seseriai Lėjai ir sako Jokūbui, duok man vaikų, kitaip aš mirsiu. Jokūbas sako, aš ne Dievas, kas aš toks esu, kaip aš tau duosiu vaikų. Ir tada prasideda kiti momentai. Rachelė pati negali duoti vaikų. Tada sako, štai yra mano tarnaitė Bilha, eik pas ją. Jinai gimdys ant mano kelių ir aš turėsiu iš jos vaikų. Tai, žodžiu, istorija rutuliojasi. Bilha pagimdo 2 vaikus, bet žiūrėkit, kaip Rachelė juos pavadindama, ką jinai kalba, jinai sako, Dievas, kai Bilha jos tarnaitė pagimdo vaiką, sako, Dievas teisingai nusprendė dėl manęs, išklausydamas mano balsą ir davė man sūnų. Tada pagimdo antrąjį ir tada, žiūrėkit, sako, didžiosios, Neftalė, sako, didžiose grumtynėse grūmiausi su savo seserimi ir nugalėjau. Žodžiu, vaikai kaip toks kovos įrankis. Tu 4, tai aš 2 tada. Lėja sako, ir aš nepasiduosiu. Jis mato, jau gimdyti nebegali, sako, Jokūbai, imk mano tarnaitę. Žodžiu, gimdyk iš jos. Aš turiu, žodžiu, pirmauti. Tada jau ateina Zilpa, Jokūbas, žodžiu, susilaukė dar 2 vaikų su Zilpa.
Tada galiausiai Lėja pagimdo dar 2 sūnus ir dukrą. Ir pačioj pabaigoj mes atrandame, kad šitoj visoj kurioziniai situacijai, šitoj dramoj, šitoj kovoj, Rachelė turbūt sudūžta, šaukėsi Dievo, Dievas išgirsta ją ir jinai pagimdo dar 2 sūnus, Juozapą, ir gimdydama 2 sūnų Benjaminą, jinai miršta. Dar toliau žvelgdami šitą šeimą mes matome, kad ši konkurencija, ši nesantaika šeimoje tarp žmonų nelieka be įtakos ir vaikams. Mes matome vaikus, kurie yra pasidalinę, kurie irgi nėra šventieji. Vyresnysis sūnus įlipa į tėvo lovą, permiega su viena iš tarnaičių Bilha. Kiti 2 sūnus iš keršto dėl savo sesers paniekinimo išžudo visą miestą. Galiausiai broliai nesutarė tarp savęs ir pavydi vienas kitam. Ir tokiu būdu Juozapas, vienas iš brolių, atsidūrė vergijoje. Ir žiūri į šitą gyvenimą, į šitą dramą, į šitą muilo operą. Ir toks kyla klausimas. Kas tai per išrinkto Dievo vyro šeimos gyvenimas? Kodėl jisai toks? Kodėl jisai toks, o ne kitoks? Ir iš tiesų, žvelgiant į Jokūbo šeimos gyvenimą, mes neatrandame pamokymų, išskyrus tą meilės pradžią, kaip mums gyventi šeimoje, kaip mums tvarkytis. Bet žvelgdami į jo šeimos gyvenimą, vis tik tai mes galime pasimokyti, kaip mums nereikėtų gyventi, kokių klaidų mes galėtume išvengti, kad turėtume kitokią šeimą ir kitokius santykius. Ir mąstant apie jo šeimą, apie šitus santykius ir mąstant apie mūsų šeimas ir mūsų santykius, man atėjo tokia mintis, kad Dievo išrinkimas nesuteikia mūsų šeimos gyvenimui imuniteto nuo mūsų blogų darbų ir savanaudiškų pasirinkimų pasekmių. Dievo išrinkimas nesuteikia mūsų šeimos gyvenimui imuniteto nuo blogų darbų ir savanaudiškų pasirinkimų pasekmių. Dievas pažadėjo Jokūbui, būsiu su tavimi, nepaliksiu tavęs ir saugosiu tave. Ir tai buvo tiesa. Dievas išpildė savo pažadą. Visą tą laiką, per visą tą dramą, per visą tą chaosą, Dievas buvo su Jokūbu. Ir niekada jo nepaliko, jis vedė Jokūbą į tikslą. Tačiau taip pat Dievas leido Jokūbui pjauti tai, ką jis pasėjo, ir mokė jį per kančią ir nemalonės situacijas. Dievas leido Jokūbui nupjauti tai, ką jis pasėjo. Todėl, kad galbūt Jokūbas dar nepažino taip Dievo ir net gailavo. Žiūrėkit, Jokūbas apgavo savo tėvą Izaoką, apsimesdamas vyresnių brolių ir taip išgaudamas tėvo palaiminimą. Labanas apgavo Jokūbą, privertęs Lėją apsimesti jaunesniąją seserimi Rachelę. Jokūbas apgavo savo tėvą, apsiviniojęs ožiuko kailiu, kad būtų plaukuotas kaip Ezavas. Bet atėjo laikas, kai Jokūbo sūnus dar labiau, dar stipriau ir skaudžiau apgavo savo tėvą Jokūbą
pamirkę Juozapo apdarą į ožiuko kraują ir suimitavę jo sūnaus mirtį. Apaštalas sako, neapsigaukite, iš Dievo nepasišaipysi, ką žmogus sėja, tą ir pjaus. Melodramos, muilo operos kyla mūsų šeimose, kai mes esame savanaudžiai, kai mes esame kietos širdies, kai nepaklūstame Dievui ir jo žodžiui, kai nepasitikime jo. Tada kyla tikros melodramos mūsų gyvenimuose ir mes tampame nebe stebėtojai jų per televiziją, bet dalyviai. Dievas davė Jokūbui, žiūrėkit, pažadą, niekad tavęs nepaliksiu ir neapleisiu. Būsiu su tavimi. Bet šventasis raštas sako, kad Dievas ir mums davė šitą pažadą. Hebrajams laiško autorius sako, gyvenkit be godumo. Pinigams ir viskam kitam. Be godumo, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes jis pats yra pasakęs, niekad aš tavęs nepaliksiu ir nepamiršiu. Jeigu tu esi jo vaikas, jeigu tu išpažinai, jeigu tu pažinai, pats Dievas tau pasakė, niekad aš tavęs nepaliksiu ir nepamiršiu. Ir Dievas išpildys savo pažadą. Bet tai nereiškia, kad automatiškai, kad tavo šeima bus pati nuostabiausia, kad tavo santykiai bus be dramos, kad tu galėsi gyventi taip, kaip nori ir viskas automatiškai susiklostys labai gražiai. Mes matome iš Jokūbo šeimos istorijos, kad taip nėra. Dievas mus visus išsirenka ir pašaukia savanaudžiais, kietos širdies, arogantiškais, mąstančiais tik apie save, rūpinančiais tik savo reikalais, siekiančiais savo, galbūt tokiais klastingais kitą kartą savo pasirinkimuose, savo keliuose. Bet jis išsirenka mus tokius, bet jis nenori, kad mes tokie liktume. Jis nenori, kad mes tokie liktume. Ir tada mes turime du kelius. Vienas kelias yra sunkus kelias. Ir aš sakyčiau, Jokūbas mums parodė, koks sunkus gali būti tas kelias. Kai mes net gailaujam už savo nuodėmes. Kai mes tapatinamės ne su ta Kristaus prigimtimi, kurią jis įdėjo į mus, bet gyvename kūnišką gyvenimą, darome kūniškus pasirinkimus. Mes galime ignoruoti savo sutuoktinį, nemylėti, gyventi savanaudiškai, nepuoselėti atgailaujančios dvasios. Ir mes matome, Jokūbo istorija sako, kad nei vienam nesiūloma rinktis tokio kelio. Ar pasilikti tokiam kely, jeigu mes atrandame, kad jame esame. Toks kelias visada bus sunkus, pilnas kančios ir dramų. Dievas ves mus. Jis bus kartu. Jis mūsų nepaliks. Bet mes mokysimės sunkiuoju būdu. Mes mokysimės skaudžiai. Ir žinot, tas skaudumas atsispindi, kaip Jokūbas nusako visą savo gyvenimą, kai susitinka faraoną, jis sako, šio žemės kelionėje aš esu 130 metų ir sako, negausios ir sunkios buvo mano gyvenimo dienos. Sunkios. Kai jis jau nugyvena, jisgi gavo palaiminimą, jis apgavo savo tėvą, jis apgavo Labaną ten su tais visais savo vaikrutasais.
žodžiu, verslininkas, tapo turtingas, išsiplėtė. Nu, atrodo fainai, ne? Bet šeimoj chaosas, šeimoj betvarkė, šeimoj didelė katastrofa. Ir jis tada žiūri jau, nugyvenęs 130 metų, sako, sunkios. Brangieji, sunkios buvo mano dienos. Sunkios buvo mano dienos. Kitas kelias, jis galbūt iššūkis mūsų išdidumui, bet brandinantis gražesnius vaisius, gražesnę šeimą, tai atgailos kelias, nuolankumo kelias, nesavanaudiškos meilės kelias. Ši istorija nemoko mus, nekviečia kvies, bet mes žvelgdami šią istoriją galim pasakyti, kad tai yra pamoka. Dievas mus per šią istoriją ragina, kviečia eiti šitų kelių, kitokių kelių, sėti kitokius dalykus, negu sėjo Jokūbas. Ir kai sėjo, pamatyti tuos dalykus, jeigu sėja, atgailauti, pradėti sėti šiandien, jau galima šiandien, nuspręsti mylėti, galima šiandien. Nuspręsti atsižvelgti savo sutuoktinio poreikius galima šiandien. Nuspręsti atgailauti už tą nuodėmę, kurią Dievas beldžiasi į mūsų širdis ir sako, žiūrėk, čia nesiderina. Galima jau šiandien. Įsivaizduojat, Jokūbas atrodė prasidės pati nuostabiausia meilės istorija. Jis tiek atitarnavo, jis mylėjo ir jau vestuvės. Štai ir prasidės viskas ir tęsis taip nuostabiai. O kaip tik tuo metu ateina atpildas. Kaip tik tuo metu jis nupjauna tai, ką jis sėjo prieš tai. Nupjauna tada, kai labiausiai to nesitikėjo, kai labiausiai to nenorėjo, kai labiausiai negalvojo apie tai. Staiga tada ateina pjūtis. Ir Dievas sako, negausi tu gražios šeimos, nes tavo širdis yra sukta. Tu esi apgavikas, tu neatgailauji už savo kietą ir suktą širdį. Todėl tu eisi sunkiu keliu. Va tas, mes galvojam, kažkokios nuodėmės, aš kažką ten darau. Nesvarbu, svarbu va čia bus graži mano šeima, mano čia tas, anas. O staiga ateina pjūtis. Ateina pjūtis, nes yra kažkas neišspręsta, kažkas velkasi. Paskui, kaip sako paštalas, vienus nuodėmė seka paskui, kitus geri darbai. Šiuo atveju, kaip bebūtų gaila, Jokūbą atseka nuodėmės. Ir todėl jis yra problemoje. Ir žinot, turbūt, kai Jokūbas pabudo pirmąją tą rytą po vestuvių ir staiga žiūri Lėją šalia. Kažką jis turėjo suprasti kitaip. Kažką jis turėjo prisiminti, kažką jis turėjo suprasti. Ir turbūt pats pirmas dalykas, kurį jis turėjo daryti toj situacijoje, matomai reikėjo lipti iš lovos ir nebėgti pas Labaną, bet klauptis ant kelių ir sakyti, Dieve, tu esi teisus, aš esu nusidėjėlis, Dieve, keisk mane, atleisk mano kaltes, pasakyk, ką man toliau daryti, kaip man toliau gyventi, aš suklydau, aš jėga pasigrėbiau tai, kas man neturėjo galbūt priklausyti, arba aš norėjau, kas galbūt tu pažadėjai, bet aš norėjau savaip tai pasisavinti. Kaip raštas sako, gailestingam tu pasirodai gailestingas, tobulam tobulas, tyram tu pasirodai tyras, o su sukčiumi elgiesi suktai. Lėja reikalavo iš Jokūbo daugiau meilės,
Rachelė reikalavo iš Jokūbo vaikų. Žinot, mes čia daug matom tų tokių epizodų, akimirkų. Mes matom, kaip Jokūbo tėvai, Izaokas ir Rebeka 20 metų laukė ir meldė vaikų, kol sulaukė. Rachelė nenorėjo laukti, jai reikėjo dabar. Šiandien irgi sutuoktiniai dažnai nenori laukti. Netveria pasitikėti Dievu, bet reikalauja viens iš kito. Duok man tai, padaryk mane laimingą, dar iš tavęs trūksta to, dar ano. Jokūbas, žinot, buvo nepavydėtinoj situacijoje. Jau vieną moterį padaryti laimingą yra be galo sunku. O Jokūbas turėjo 2. Aš perskaitę šitą istoriją supratau vieną dalyką. Viena žmona tikrai geriau negu 2. Viena moteris, žmona, vyro gyvenime yra 100 kartų geriau negu 2. Vyrai, išgirskit tai. Ką jums velnias besakytų, kokie pagundimai beateitų, viena žmona visada yra geriau. Amen. Sako, nejuokinga. Žinot, ši istorija mus moko dar vieno dalyko, paskutinio, kad Dievas išpildys savo pažadus ir pasieks savo tikslą mūsų gyvenime, net ir per mūsų chaosą. Tai yra ir tam tikra paguoda, ir tam tikras būdas priversti mūsų susimastyti. Ir aš vėl prisiminiau tas 2 C.S. Lewiso mintis, kurios, toks kaip apibendrinimas, gal kaip paraginimas šio istorijoje. Jis sako, nes tu tikrai įgyvendinsi Dievo tikslą, kad ir kaip elgtumėsi, tačiau skirtumas bus tau pačiam, ar tarnausi kaip Judas, ar kaip Jonas. Aš pagalvoju, tai taip išties gilu, mes matom, Dievas pažadėjo, kad išplės Jokūbą, kad padaugins jį, kad ta giminė plėsis, tai pažadas buvo Abraomui, Izaokui, Jokūbui ir Dievas tai padarė. Bet ar tai buvo tobula jo valia? Žvelgiant į šią šeimą mes turbūt pasakytume ne. Tai nebuvo tobulai, bet klausimas yra mums. Kaip mes norim? Ar to sunkiu keliu? Nebūtinai mes šito judu turim tapti. Mes galim būti kaip Jokūbas. Ar tu nori būti kaip Jokūbas? Kad Dievas išpildytų tikslą, jis tikrai išpildys, bet ar tu nori būti Jokūbu? Ar tu nori būti Izaoku? Ar tu nori būti Abraomu? Ar tu nori būti kitų kažkokiu pavyzdžiu? Ir kita C.S. Lewiso mintis sako, kad ir ką darytumei, jis viską išves į gerą, bet ne į tokį gerą, kokį jis tau paruošė, jeigu būtum jam paklusęs. Labai gražu. Taip, Dievas išrinko tave. Taip, tu gali gyventi taip, kaip tu nori. Dievas išves viską į gerą, jis pašlovins savo vardą. Bet nebūtinai į tokį gerą, kokis tau paruošė, tavo šeimai paruošė, jeigu tu būtum jam paklusęs. Dievui reikėjo daugybės metų, kad jis keistų Jokūbą. Ir mes matom, ten praėjo 20, kiti sako dar daugiau metų, bet 20 minimum metų, kai jis susitiko su Dievu ir grūmėsi su Dievu. Ir Dievas pakeitė jo vardą, net ir po to vardo jis tapo Izraeliu. Dievas sako, tu dabar būsi vadinamas Izraeliu.
Bet ir po to dar daug dalykų vyko jo gyvenime, tos grumtynės, susitikimai su Dievu turėjo įvykti, kad jo gyvenimas keistųsi, kad jisai keistųsi. Tos grumtynės turi vykti ir mūsų gyvenime. Tie susitikimai su Dievu. Ir jie nebūtinai turi užtrukti 20 ar 30 metų. Labai priklauso nuo mūsų. Kiek mes atsiliepsim, kiek atsiliepsim iš tiesų. Kiek būsim tokie, nusižeminsim, pavesim save, būsim nuolankus. Taigi, ieškok jo. Puoselėk atgailą, paklusnumą, grumkis maldose, daryk geriausius sprendimus dėl savo šeimos. Ir linkiu, kad tavo vaisiai būtų kitokie, nei šio patriarcho šeimos vaisiai. Ir girdėjau vieną tokį praktinį patarimą. Vienas Dievo žmogus sako, aš savo žmonos periodiškai paklausiu 3 klausimus. Sako, mes periodiškai užduodam vienas kitam 3 klausimus. Pirmas klausimas. Ką aš darau ne taip, ką tu norėtum, jog aš nustočiau daryti? Pirmas klausimas. Antras klausimas. Ką aš darau gerai, ką tu norėtum, jog aš tęsčiau? Ir trečias klausimas. Ko aš nedarau, bet tu norėtum, kad aš pradėčiau daryti? Galbūt tai galėtų būti tavo pokalbių tema šį vakarą, šią popietę. Galbūt jeigu tu išduosi šitus klausimus ir kantriai išklausysi ir nesusipyksite, kai išgirsi atsakymus, galbūt ir žmona tau užduos tos 3 klausimus ir tu galėsi pasisakyti. Ir gal iš to gausis kažkas gražaus. Būkit palaiminti. Pasimelskim. Viešpatie, dėkojame tau, kad tu beldėsi į mūsų širdis per savo žmonių istorijas, per savo žmonių gyvenimus. Viešpatie, mes meldžiame, padaryk mus minkštos širdies. Padaryk mus atgailaujančios širdies. Tegul jokie gyvenimo audros, aplinkybės, buvę kažkokie tai įvykiai, Viešpatie, neužkietina mūsų širdžių. Neužkietina mūsų širdžių. Viešpatie, te mes auksim nuolankume, te mes auksim, Viešpatie, tam įsiklausime. Visų pirma tau, Viešpatie, tavo žodžiui. Ir po to savo sutuoktiniui, Dieve. Meldžiam, Viešpatie, palaimink visas šeimas. Mūsų bažnyčioj, palaimink tas šeimas, su kuriomis mes susiduriam. Viešpatie, prašom, Dieve, taikos, prašom ramybės. Viešpatie, meldžiame, kad mūsų šeimos panašėtų į tavo ir bažnyčios santykius. Taip kaip tu mus pamokei, kad jos mažiau panašėtų į Jokūbo santykius, Viešpatie, su jo žmonomis, jo situacijoje. Dieve, suteik mums savo malonės, suteik mums savo gailestingumą, atleisk mums mūsų nuodėmes, Viešpatie, padėk mums pripažinti savo nuodėmes, padėk mums, Viešpatie, išmokti atsiprašyti, net po daugybės metų, Viešpatie, atsiprašyti, atgailauti, ieškoti susitaikinimo per tavo sūnų Jėzų Kristų. Amen. Amen.